su Indre Zatarskyte, važiuoju su Edgaru Šapku T3 klasėje. Šiaip iš tikrųjų pirmą kartą važiuoju tokiuose varžybose, pasiūlė vietoj šturmano, nes jo šturmanas negalėjo, tai išbandžiau šitą techniką. Važiuoju Lietuvos autokroso čempionate B lygoje. Praeitais metais buvau metinėje 3, šiais metais kol kas pagal taškus 4, dar tik įpusėjom sezoną. Patarčiau, tai gal šiek tiek reiktų fizinės ištvermės bent jau šturmanui, o daugiau viskas su patirtim, tiesiog turbūt kuo daugiau važiuoji kaip ir visur, matai, kur didesnis, geresnis pravažumas ir žinant savo techniką, aišku, vairuotojas savo techniką pažįsta labiau už mane, tai jis jau žino, kur gali veikti, kur negali veikti, tai o dėl naujokam, tai visada aš sakau visur varykit, taip pat ir pati visur varau ir daug negalvoju. Čia tas ligonis, kur daug renginių organizuoja, Saulius Valiukas, Kupiškio automotosporto ar 3-5 colių vadovas. Tai ką, iš tiesų turime Lietuvos automobilių pravažumą 5 etapą. Turime 42 dalyvius liktai, jau dabar pameluoti. Sport klasė, tai yra TR1, TR2, TR3, turime 23 dalyvius ir turime keturračių, tada tiek čia 20 keturračių. Tai va tokie skaičiai, šiaip trasa patenkinti. Kažkada sakė, kad Oginėse lengva, tai dabar jau nebesaka, kad šiandien Oginės lengva. Tai jau gal vakare keiks, nes kažkam jau lūžta technika net laiko krūvę, o šiaip tai manau, kad viskas gerai. Kol kas gamta leidžia džiaugtis renginiu, tai bus viskas gerai. Aišku, ten pati pradžia, tai nuo TR1, tai sakykime, daugmaž standartiniai automobiliai iki padangų aukštis iki 80 cm, tai sakykime, realiai 3-2 colių arba 3-3 kažkurios padangos tinka. Daugmaž artimesnė klasė, sakykime, standartinių džipui, tik dabar visom sporto klasėm saugos karkasas reikalingas, bent jau ralbaras tas vadinamas už nugaros, tai TR2 jau rimčiau ruošti automobiliai, na, o TR3 tai realiai ten būna tik tai, jeigu, sakykime, pavadinimas Suzuki, tai ten tik Suzuki rėmas, daugiau ten nieko nėra. Arba, kai važiuoja Matula, išvis iš aliuminio pagaminta, viskas iš aliuminio, net plaukia tas džipas. Tai faktas pigiausias, tai TR1, realiai, džipą už 3-4 tūkstančius eurų gali nupirkti, ralbaras 600 eurų, tai aišku, ten pasiruošimą, padangų kažkokių šustresnių, o jeigu imam TR3, tai gal nuo 50 tūkstančių reikia pradėti skaičiuoti. Bekelės varžybose šturmanas tai realiai tik tai trosą tampa ir kabinasi už medžią arba inkarą neša. Ne, šiaip būna, matuoja gylį, brenda jisai pats priekį, purvam brenda į purvą, žiūri, kur ne taip gilu. Kada orientaciniai, tai irgi lygiai taip pat taškus reikia surinkti, jau tada į navigaciją žiūri, kaip privažiuoti prie to taško, bet bekeliai šturmanas tai pats purviniausias darbas. Jisai lenda į purvą, šoka, įklimpa džipas iš purvą, šoka ir pats purviniausias darbas tikrai. Ir šiandien Indrė Zatarskytė pagarba tikrai, tampa virvė. Ja, Indrė šiandien vienintelė moteris, tai sakau, su visa pagarba tikrai. Rimantas Rupšlaukis. Važiuojam su Suzuki Jimnis TR1 klasėje.
kiek leidžia reglamentas, taip pamodifikuotas, bet nelabai baisiai. Patys tvarkomės, tai negaliu pasakyti tikslios kainos. Manau, kad reikėtų iš pat pradžių, nereikia didelių investicijų, svarbiausia reikia pradėti važiuoti, susipažinti ir visą kitą, kad ar tu esi tenais tame sporte, ar tu ten toje disciplinoje pritapsi, neaišku, kaip ten bus. Tai kažkaip pabandėm ir patiko ir važiuojam. Aš Gediminas. Draugai vadina Gaika, važiuojant iš raudono automobilio. Čia būtų TR2, čia pagaminta jau 3-5 metų, nežinau, reiktų klausti to žmogus, kuris pagamina. Bet važiavus mašiną ir tvarkingai. Jama vietos, kai kada, kai nesulūžta. Pati mašina viena 10 000 mokėjo. O važiavimai, nežinau, sudėjus visus remontus, grubiai apie 1000 važiavimai. Vienam. Grubiai. Nu, kai kada būna pasiseka, bet... Aš jau senai man patiko su motociklu, anksčiau važiuodavau užklimpti. Neždavus motociklą, po to žiūrėjau, kad... Nu, su džipuku, su barikus buvau nusipirkęs džipą paprastą kažkokį. Ir po to ant galą geriau pasimt tą tokį, kur daug dalyvaujančių ir pakonkuruoti. Mūsų klasėje TR2 čia būtų, važiuoja apie 5 žmonės dažniausiai dalyvaujančios. Tai vidurikio laikomės kol kas. Džiaugiamės kaip pirmiem metam, tik mes pasiseks kažkada pakilt. Mašina šiaip padaryta tvarkingai, gerai, ten sudėta viskas sukomplektuota, jos tobulinti nėra kur šiaip, padaryta labai tvarkingai, tiesiog aptarnavimai ir važiuojam. Jeigu ateity norėsim, tai tiesiog naują gaminsim. Aš Jonas Misiūnas, važiuoju su TR3 klasė. Skaičiuojant beveik 1000 gali būti daugiau. Remontas, kūras, startiniai bilietai, čia vienam išvažiavimui, o į sezoną būna 5-7 išvažiavimai. Ir kiekvienam išvažiavimui, taip kad 1000 reikia praksikuoti. Nežinau, kažkaip tai purvas traukia. Greičio nėra, darbo yra, braidymas, vairavimas. Pavyzdžiui, čia nusistebėjau trasą labai sunkiai, kur gal bus lengviau, nežinau, kažkaip pradedantis. Tai pamatysim, laikas parodys.